Praėjusiu metu spalį policijos pareigūnai eliminavo iki šiol didžiausią botų fermą Lietuvoje. Vilniuje atlikus kratas buvo rasta beveik 75 000 SIM kortelių iš 18 valstybių ir apie 100 kompiuterių. SIM korteles skaičiavome praktiškai per visą naktį, dirbo 16 pareigūnų, buvo rasta virš 160 tų vadinamų SIM spiečių, SIM boksų. SIM box – tai įrenginys, kuris naudoja didelį kiekį SIM kortelių, kad nukreiptų ar priimtų telefono skambučius bei tekstinius pranešimus, naudojamas nusikaltimams vykdyti. Visa ta operacija buvo planuojama apie 3 mėnesius, atlikinėjome slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus. Šių sėkmingų kratų ir didžiausių botų fermų eliminavimo istorija prasidėjo prieš 2 metus, kai Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai pastebėjo netipiškų reiškinių tinkle. Pirmieji buvo kolegos, tinklo žmonės, kurie atėjo pas mane ir sako, yra keli bokštai Vilniuje, kurie lūžta nuo naudojimo. Sako, mes vis ten stiprinam juos, dedam papildomus baterijas ir vis neužtenka. Identifikavom tą spiečių, iš tikrųjų, kelis Vilniuje. Vyko paprasti dalykai, nauji numeriai, atsitiktiniai, daug registracijų iš vieno numerio į visus socialinius tinklus, mokėjimo platformas. Dažniausiai yra išankstinio mokėjimo kortelės ir kortelė aktyvavosi Lietuvoje ir kažkokiu stebuklingu būdu atsirado labai greitai užsienio šalyje. Tai čia yra tas netipinis elgesys. Kitas dalykas, ta pati kortelė, ji dažniausiai nenaudoja praktiškai SMS žinučių siuntimo, nėra beveik skambučių jokių, o dažniausiai į tą SIM kortelę vienu metu gauna keliasdešimt autentifikacinių kodų. Kovodama su internetiniais sukčiais, ryšių reguliavimo tarnyba kartu su Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriais ieško sprendimų, kaip galėtų padėti vartotojams bei užkardyti sukčių nusikalstamas veikas Lietuvoje ir bendromis pastangomis įteisino net kelis reikalavimus. Pirmiausia, operatoriai buvo įpareigoti rinkti ir teikti informaciją apie SIM spiečius. Taip pat jau metus privaloma registruoti naujas išankstinio mokėjimo SIM korteles. Nuo spalio operatoriai blokuoja žalingas SMS žinutes ir skambučius iš užsienio, apsimetančius lietuviškais numeriais. 24 metais tokių skambučių buvo blokavimas apie 8 milijonai. Lapkričio mėnesį mes per savaitę galėdavom blokuoti iki 500 000 skambučių. Tai toks yra sukčiavimo mastas. Ryšių reguliavimo tarnyba suvaidino ganėtinai tokį svarų vaidmenį, kad surinkti tiek teisėsaugos, tiek teisėkūros institucijas. Kai operatoriai aptinka SIM spiečiams būdingą elgesį, surinktą informaciją perduoda Dibank atstovams, kurie atlieka dezinformacijos analizę. Mūsų analitikai yra išmokę ištirti tos vadinamus paternus, ieškojame kažkokių veiksmų, kurie apibrėžiami kaip neteisėti ar kuriantis kažką žalą. Tai jų misija buvo pagal tuos mobiliojo ryšio operatorių identifikuotus numerius pažiūrėti, ar yra kurta tokio pobūdžio paskyrų, kurios yra momentinės ir po to panaikinamos. Kai trečdalis tų SIM kortelių identifikuotų atitiko tuos visus parametrus. Sunkiausia, nustačius SIM spiečius, sulaikyti nenusikalstamos veikos vykdytojus, bet organizatorius, kurie dažniausiai būna užsieniečiai ir negyvena Lietuvoje. Sukčiai tą labai gerai supranta ir už tai technologinės priemonės yra, šiuo atveju Lietuvoje, o pardavimas ir žala daroma kitai valstybei. Mes dirbam tą linkme dėl organizatorių nustatymo. Yra keli piliečiai užsieniečiai, kur atliekam irgi tyrimo veiksmus. Yra Europolas, per kurį mes bandome susisiekti su savo kolegomis iš užsienio, kad jie pateiktų kažkokią tai informaciją dėl tų SIM kortelių, dėl galimai vykdytų nusikalstamų veikų. Šiuo metu Lietuvoje yra tiriama bylų dėl sukčiavimo už daugiau nei 172 milijonus eurų. Kiekvieną įdiegtą nusikalstamos veikos užkardimo būdą apgavikai bando apeiti naujais būdais. Ryšių reguliavimo tarnyba kartu su partneriais rengia naujus kovos su sukčiais įrankius, kurie teisėsaugos pareigūnams padėtų greičiau atsakomybėn patraukti nusikaltėlius. Ruošiamas riboti iki 50 išankstinio mokėjimo SIM kortelių vienam asmeniui ir jų nebus galima registruoti trečiosiose šalyse. Taip pat ketinama įteisinti, kad SIM box turėjimas būtų laikomas administraciniu pažeidimu. Tai tas padėtų tikrai, matyt, nebūtų naudinga turėti tų SIM spiečių, tai būtų apsaugoti ir mūsų piliečiai, žmonės, taip pat tarnybos būtų apsaugotos, kadangi dažniausiai iš tų SIM boxų ir yra grasinama kažką tai susprogdinti, grasintelis elektroniniai laiškai, SMS žinutės, nuorodos.
Lietuvos institucijų bendrą darbą ir laimėjimus, kovojant su internetiniais sukčiais ir jų simspiečiais, mato kitos Europos šalys ir stengiasi perimti gerąsias praktikas. Lietuva buvo viena iš pirmų šalių, kur įvyko ta realizacija. Vėliau realizacija vyko Latvijai. Ten irgi buvo labai daug surasta simboksų. Taip pat turim duomenų, kad tokia realizacija vyko ir Čekijoje. Skambučių centrai nelegalūs, Interpolas prieš 1,5 metų uždarinėjo vidurio Europoje, tai tokiose šalyse kaip Belgija, Olandija, Slovakija. Mes esame Europos Sąjungoje. Tai reiškia, jeigu mes susitvarkom savo teisinę bazę, susitvarkom savo SIM korteles, aplinkui yra potencialiai milijonai kitų SIM kortelių, kurios gali būti panaudotos toje veikloje. Tai ką mes visada ir sakom, tai reikia visų valstybių įsitraukimo ir masinio šitos problemos sprendimo. Tobulėjant dirbtinio intelekto įrankiams, kuriuos vis dažniau pasitelkia sukčiai, vienintelis patikimas būdas apsisaugoti nuo apgavysčių – kritinis mąstymas. Pagrindinis būdas niekada nespausti iš karto visų tų nuorodų. Saugiausias būdas yra, jeigu gavote iš mobiliojo ryšio operatoriaus kažką, nueikite tiesiai savo savitarną, nueikite tiesiai jų puslapį ir pasižiūrėkite informaciją, lygiai tas pats su pašto paslaugom. Bendras principas, aš visą laiką savo vaikams sakau labai paprastą dalyką, kad reikia žiūrėti pinigų kryptį. Jeigu iš tavęs prašo kažkokių tai pinigų, reikia nutraukti pokalbį dabar ir patikrinti tuos faktus ramiai, nes dažniausiai yra spaudimas. Budrumo ir sveikos nuovokos, tiesiog pasitikrinti. Čia yra kaip toks hybridinis karas. Tai yra milžiniška problema. Ir, turim gintis, privalome investuoti į gynybą. Ekspertai kviečia visus Lietuvos piliečius susidūrus su botais, įtartinais skambučiais, keistomis žinutėmis ar elektroniniais laiškais blokuoti siuntėją. Apie įtartiną paskyrą informuoti socialinių tinklų platformą, ryšių reguliavimo tarnybą, D-Bank ir e-policiją. Nelikite abejingi ir saugokite savo turtą.